Vilniaus ir Kauno studentų miesteliuose jau veikia CityBee automobiliukų aikštelės. Kartu su šiomis aikštelėmis startavo socialinė akcija Stabdyk arklius, kuris skatins vairuoti atsakingai. Vairuojantys studentai užsiklijavę ant savo automobilio akcijos Stabdyk arklius lipduką gali dalyvauti daugybėje akcijų ir konkursų. Šiandien vykdomas renginys CityBee kinas po atviru dangumi, kurį organizuoja RAFE studentų atstovybė kartu su CityBee. Į jį galima nemokamai patekti su akcijos lipduku. Kad gautume šį lipduką, važiuosime į kitų studentų atstovybę. Štai aš jau ir studentų atstovybėje atvykau pasiimti lipduko. Kaip kilo mintis CityBee sujungti pajėgas su RAFE studentų atstovybė ir surengti šį renginį? Visų pirma, tai iš tikrųjų ta mintis kilo jau senai, kadangi pati dalinimosi paslauga arba carsharingas pasaulyje jisai prasidėjo nuo studentų, būtent studentai patys pirmieji, kurie pradėjo naudoti šią paslaugą. Lietuvoje mes šiek tiek kitaip pradėjom šią paslaugą, o paskui nusprendėm, o kodėlgi ne, juk studentai lygiai taip pat, tai yra tokie patys nuostabūs vairuotojai kaip ir visi likusieji, ir nusprendėm pavykdyti būtent kompaniją su studentais. Ši mintis kilo prieš gal 3 metus, bet nieks nepasiryždavo jos įgyvendinti. Ji kilo grynai iš tų filminių situacijų, kurias bežiūrint pamatai apie tokius renginius, kad jie vyksta užsienyje ir norisi kažką tokio visada Lietuvoje padaryti, kažką naujo atvesti, parodyti tai studentam. Tai yra ne vienkartinė akcija, mes iš tikrųjų planuojam didelę kampaniją su daug atrakcijų, daug įvairių renginių, todėl visus mielai studentus kviečiam prisidėti, skelbti savo idėjas ir mūsų Facebook'e ir savo studentų atstovybėse, su kurio mes bendradarbiaujam. Ir visą laiką, kuo daugiau idėjų, tuo daugiau įgyvendintų jų būna ateityje. Kodėl kilo aplamai Stabdyk arklius, ar ne? Todėl, kad statistiškai pirmieji 2 metai vairavimo yra patys pavojingiausi. Daugiausiai avarijų, įvairių avaringų situacijų, nelaimių kelyje ir panašiai. Todėl mes nusprendėm atkreiptis būtent studentų dėmesį, kad mes esam už saugų vairavimą ir mes norim juos supažindinti su ta paslauga, kartu taip prisidėdami ir būtent propaguodami tą saugų vairavimą, kad dėl to ir kilo. Būtent, kad stabdyk arklius, nelėk, neskubėk, bet stabdyk. Ir vairuok atsargiai. Mes būtent esam už atsargų saugų vairavimą. CityBee. Imu ir važiuoju.